mes užaugom tokie sunkiais laikais. Užtat tokie su tom sveikatom nelabai gerai yra. Aš prisimenu 40 metus, ką parėjo Rusą, ten gyvenom to savo tam dvarį. Taip atsimenu, kaip šiandien pradėjo šaudyti. Ir ten toliau kaime važiavau, mašinas pradėjo važiauti, kažkokias pabūklas, bet mes tai buvom visą mažį, nematėm. Bet brolis Petrus, amžinatelis, sako, vakar su savo žmonelė, bėgėm, mes nabūkėm čia, o mama ten jau darbavosi, tėvalis mūsų, jau mokėjom vokiečių ir rusų kalbą. Ten pasilek jau tėvus, mama, ten pasilek vytas, tas peimau, kur buvo, pasilek šeimyną. Mes bėgom į Paupalį, jau natoliai tos daubos, veisam vokite gerda arklių, šnek vokišką Petrusą, bėgėm į Žvyrdaubį. Nubėgom į Žvyrdaubį, ten jau vakar susirinka visi, uždarė duris, visi susirinka. Mama gyven viduryje. Tuos žanotuosius doktoris Branysis su savo šeimynai, Stasiūnis su savo šeimynai, Vusel turėjo 6 vaikus, su visu Lopišiu, su visku pilna Žvyrdaubė. Gulėjom ten per naktį, paskui rytmetį, mam išėjo į karių pasimelžti, tėvalis. Paskui ten tokie, kur gyventi, jau jie išėjo. Kartu buvo gyvalė, jau paleist kartu, nieks nebeizėjo, kai buvo karas. Tai pradėjo šaudyti, tadoms karis buvo melžom, žinau, mes jau vakar irgi segundom pradėjom riekti, Ana nušavo mamą, bet jau nieko, parėjo paskui mamai, tėvalis. Ir dabar lėktuva lek, tokias skadrylėms. Iškel vėliavą, Petrus, baltakos keli, mamas un tokie ilgameit, pakaben. Bet mes žinome, kai tai lėktuvą leka, gal rusų, gal vokiečių. Nuverti, vėl pakelį, vėl nuverti. Čia Stalgina buvo natoliai, jau paskui gerti apžemį dreba. Tėvalis mūsų sakė, aš paveizi, čia sako, par juo parvažiau. Ir par jo vokite 12 vokiečių raitelė. Tu jau su tėvaliu susiteka, pasišnekėti, jau paprašė, kad parodyt kelią į Stalgėnus, o neturėjo žemėlapį į Stalgėnus, tą parodėm, per to nupalimus, per teltą ir iš jų eini. Paskui jau bombardavo čia, ar šaudė, ką preitavo, uždegi, Elzis pasilep ant stogalių, tas mūsų didžiausias stogas buvo pasilepa, veizėti, a deg reitausia, ne, jau sakė, matyti, kad deg dūma rūksti. Pradėjo vyra šaukt, kad tu lip šalim pamatys, dar Vokietija nušaus tagi. Tai nieko, jau paskui peitų laikų užvažiavo su dviratės. 3 Vokietija tokie, matyti vyresnė, straini tokie. Tu jau šolins vandens pasisiem norėjo gerti, bet tu supemlė, mama gerti ant vandenį. Mama atsigėrė, raniai atsigėrė, nusiprausė, nusiskota, nusišvariai, susikvepėna. Mums vakams dėjo šokoladą. Ir niek jau, savo maistą turėjo, niek neprašė, niek paskui sėdum dviračiu vėl išvažiavo. Ir taip jau ir Stasiūnis, vyrėlis jau, kai išeiname, paveizėti savo mamas, buvo palikusiana. Tai mama keravoti robuosa, jau niekur neėjam, sakė, aš būsiu viskas. Ir savo, kaip tik tą pareiiname ir Vokietija nušavo. U kaptena įsivedė iš trobos, paprašė rankšlausti, neslei, kada nenori nusiplauti rankas, nusinešė ten į toj barštvynų žirašakis sušaudė. Paskui patys ir užkasi.
paprašė lopeta, visko napalekunt vēršaus, jau mūsu vīrā, kap išgerda, ka šāv, sāk, Jēzus Marija, mūs nušāva jaut, ka tepi bov. Atēja paskova no mama, pasaika nušāva. Nu, tepi jau ir uzsabaigi, to inapžinau tikko paskov, ka pareizi. Kiek metų buvo tada tā? Amanei, nu, 34. giemus, 46 metų. Un Danūti buvo, buvo da mažesnė visam. Man buvo pasiūdenusi natui kraudona graži suknelį. Jau visi renka šito ant žvirdo, ben galvo, kad čia koks balius, rek to suknelis ir viskas. Mamna sakna, gal su raudona velktais, rieka rek to suknelis. Kelių metų buvo Danūti? Nu, nežinau, kiek ant ten buvo visam nadėdėlma. Už tavi kelias metas jaunesnį buvo? Ani 4 metas. Jaunesnį? Nu, jį. Nu, tai kokių 3 napilna. Nu, jau, taip, mums tas 3 metų, bet būt maža. O Stas kiek jaunesnis? Pusantru metų Stas jaunesnis. Nu, paskui, ka laukėm tus rusus, Jēzus Marija pradėjo važiuoti iš Telšių, tu ne iš Telšių, iš Šiaulių aerodromą. Tai bombonešiai važiuoti Klaipėdas, Šilutės, Telžės, bombardauti Klaipėdas. O mes ganėm karvis, jau buvo didesnė. Jau vokietė, kada traukės. Ir gal man jau toks ikės buvo baisė, kad buvau rodau, Kūlyje buvo toks gražus vakaras, iš Kūlį rugius, būdavo iškaus rugius, tu natelpa, paskui veždavo vasaroji. Ir ten buvo toks kaimins, atėjo Zevieckis Jozis su Armoška, grajai, vošuokvesi, tas mašinuoris su savo žmonelį, keim, veslai buvo lauki padėti stals ten peglyje, ir tam keim valgydavo par vasarą. Visą laiką, kada mašina voņa, vis tiek kambarī nieks nevalina. Dabar jau lėktuvatai nulieki, nuūži, matyti bombardauti apie vis toks leipsnavas, žypčio, apie saka, amžinatelis Jašinskienė, sako, ką žinau, ką pas mūsų te būtom, kur mes dingtumėm. Tėvais mūsų sako, kur jau dingtumėm, niekur nedingtumėm, bėgtumėm, kas į Ravą, kas į kokį Daubį, viskas. Jo, praeido vakarą pas mūsų. Jau pradėjo lėktuvą lėkti vakarį, tik žema, Jėzus Marija uždrab langą. Mes rėkti, mama, prašom kalėst keltais, mam sako, ką gulėkėm. Na, kelkėmus niekur, tėvalis jau vakščio, Petris. Ir taip jau, kad prasidėjo karas, tėvalis buvo paskyris. Vieną naktį Vytas įskera namiegodavo, vakščiodavo pusodybą, kitą naktį Petrus, kitą naktį Elzis, vakščiodavo tą pakeitąsi, kitą naktį Valis pats. Nu, kad karas negalėjo taip jau atgauti ir užmėgti, kaip dabar, kad galėjome įgauti, kiek norėjom. Nu ir vyra visi tabi buvo jau nagoli. O vienas iki taps longa sudrabėjai, antras iki paskui metė tus lotkus. Didžiausia bomba, ką galėjai visus nams atrodyti ant Daubį, galėjai sutelkti. Jau tada longa, ką pradėjo berti, papunis įbėga, mes rėkti. Nu, kelkities va, ką sako, bėgsam, lėktuvą parlek jau čia teiku, visą pripat parmėdžių viršūnės. Mes po Baltinių ką buvom, Basė, mama Danutė suvynioja į paklodę, visi išbėgom į Peglį, jau veids lėktuvas taip prisileido, tėvelis sako, bėgiam į Ravą, tu jau pat išmeti šveisas, tu iki lektarną didžiausi, kad šveit, kaip deina visur. Mes nubėgom, iš to išgosti pasiskaidėm atskirą. Mama su Danutė po teltą palinda, buvo toks telts
par tokį didelį raus buvo iškasts. Aš, Stasis, tėvalis į tokį griovį kitur, po tokių medžių, po alksnynų tokių, o vyra bėga pas Jašinskį, į Daubą bėga, bet nam nubėga ten toliau, biškį pabėgo žmomis toliau, kaip tik tapton šveisą jau išmet, kad pradėjo šaudyti iš kolkos vaidė, pradėjo bombas kresti, jane irgi ten yra Ausokreta. O Elzis Vitasis išbėgdams, Elzis sako, kelkis, bombardau, sako, bėgiam. Nu, jis sako, mes aš perkūniais bijau, pasisakom, kiek šuoname eik. O paskau, kaip jau longa išbėra, jau pamatė, perkūniai pasišuokis, žinote, jis papunto į burką, kur jau didelį. Na, Ivans apsidarė su tą burką, nusodina kalną, tokį kalną pasileido bėgtais jau į Opalį ir vieno pasikreta bomba ir antro pasieka nušlai medžių step, panašiai lik pasi žmogaus saugoma. Nukerta visus čistą. Vons ten su visu to Bornosu į to Opalį. Paskau, kai pradėjom rinktis, parėjo Rons, Vytais sako, Elzis, sako, duku barbėga, sako, vis tik bijoja perkūniais. Sako, tai apnabau bovi. Šonis buvo palėkė, išgraužė, duris išderbo, šonelė parsigondi. Susirinkom jau visi, viskas, visi longa išbėrė, duris suradaras. Meltā viskas buvo supelta indos, pribēri pri steklūni visko. Uģērgam un visi susirinkom, visi sveiki, visi gyvi, papunalis, un žinatelis saka, nu dabar apeiziet, visų pirmai pri Sakalauski, paskau nuėjo pri Stasiūnės, pri Branysės. Ne visi buvo žanuoti, pakeliau, apeiziai, parei, sako, visi gyvi, nieks nenukentėjai. Ta paskau jau vyra atėjo, pradėjo bunkerį kasti, iškas bunkerį, tokį jau prinešeina, pasitaisėm tus goltus, gulėjom visą mėnesį, su visas drabužės nesidarėm, su visas vakar po večeris jau pradės lėktuvą lėkti. Mes į tus bunkerius. Ir ten visi gulėjom irgi te patei sargybai, ten parei Rusą, mes buvom bunkerį, ką Rusą parei. Pradėjo tanką važiuoti par mūsų žardeiną, vėl žemė drebėti. Ir tėvalis ten naktį didžiuravo, atei, sako, Rusą jau atei, kaip žygiau kariuomen ten kelių žėjai, prašė valgyt, ko ten dar. Mama saka, enam. Saka, ane klausdau, ko viens tesi, kam ir. Saka, aš sakau, ka į bunkerį. Mes mums papasako, jau rusišką mokėjai gerą, kad bijojam čia bombardavus, kad išlystų visi laukų. Tai didėja visi išėjai, bet mes vakar, mūsų ėti, mes vis tik ten buvom. Ir pardėjina buvom. Valgyt mamą atnešnėjom namai, nes paskui kariuomenė sustoja ten mūsų keime. Paskui jau žygiavo ir po kiek laiko, po 2 savaičių jau pradėjo čia dirbti Narodruomą. Ir vedė Saubolvis su brolienį, su Stasi. Girdau Rusą, aš nek jau tik bijau, bet jau žinau, ką parēn. Tėvalis parei, nežinau, ką mane ten susitė, kad jau sako, enam nomėj apkaskit bolvis, enam nomėj reikia įsikraustyti. Iškrausti užėjom visą mūsų ton dvarą, mums buvo paliek vien kambarys gulėti, vien tuk virtuvėlį ir užėjom visą kariuomenį. Bet jie buvo tokie jau tvarkingi, na gal sakyt, na tokie biedni, žinai, ruskė kaip ir ruskė. Tu jau ten pradėjai po kaimą siausti, buvo skleps toks, uždarė ton sklepą jau tus, kur nusikalta, mamai, nežinau, ko ten, ir pamatė, kad yra ten stos sargybinis tam sklepį.
man pareiai, mei sak, daug nieks anims valgyti, ten daug uždaryti, tad pasiem daunas kontendar, lašinių nunešanims. Prilėtos mamos, tas susturuošiai su kuo į žemę, sak, gal jau ten rusiška. Čia man pareiai, sak, nieks prilėdin, sak, tai vargša ten, kažin, sakoma, ten ir uždaryti. Tai čia taip pat rusų kareivė, tik prasikalti, ar kaip čia? Neėdavi kaimą, tu jau susirado panūn, susirado šnapšis gerti, vokti, pradėjai vokti, tik ta mes buvom didelės pakainė, pas mus nieks, jeigu atei kas nors iš namišk, turėjom nuėti priimti, o taip nieks neįleida ten. Stovėjai visus dalinys, kiek ten buvo, 100, 200, nežinau. Tai taip, kaip kareivinis buvo padarytas. Jo kareivinis, tu jau saliuoni padarba narus. Ir išardis eina, tu jau padarba pečių, kokne, ten verė, stalavoje buvo sudėti saulą stalą, ten tas kareivo valgomasis, išėdau šaudyti į pakalnį, į paupalius, darytus pratimus ten kokius, ten. Ir niek paskautėjai, įsikėlė, parėjai pasilsėti, nebuvo iš frontą. Dabar keiti, parėjai kiti, sužeisti, Jėzus Marija, suraišiuotis, nuskarė, nuplyšė, soskiu aptekė, apledai mumis. Jergau mano, ten buvau dvi seselis, nustvarstydau per langą, kad buvau malkas primesta tų merlių kruvinų, tų visokių ampolių. Visko jergau, nedaug dievs, sakau, nedaug dievs. Čia iš fronto, kad reikia? Tus į frontą, o tus iš frontą. Bet paskui padarba aerodromą jau, anus atgal įsijungti į frontą, kuris sugydė jau, kur nesugydė, nei paskui kas Lenkas, buvo aerodroms, ten buvo jau nei ginklauti, jau kažkuomet metų ganau su broliuku ar su Stasiu, kad pradėjai šaudyti iš prieš lėktuvę, nes parskrend lėktuvs aukštą, žinau, vokiečių lėktuvą, tai apgražė, kaip su muzika grajai. O rusų žyd, bombonešė tai sunki tokie, jie zavažiaudavo po 10, po 15 bombonešių, po 3-4 naikintaus, kada nardydavo. O Jėzus Marija, sakau, Jėzus Marija, kad tik to jau. Mes neapsulauksame kalė, bet jums dar gal visko būti. Jums dar gal visko būti. O tai, kad pabaigė aerodromą statyti? Įsikrausti. Mes taip, kaip nežinau, mes nebuvom matę nei tokių žiūlikų, kad tų vagių, nei tų tokių pijuokų, kad pripils stiklinį gers. Aš mama sakau, daug ne iš tos baklagis gerliuk, sakau, į viedrų savondį. Sako, ne iš napšį ger, po pelną stiklinį. Paskau naktį išvažiavo, paleka visko, stalą paleka, kėdės visko, kur buvau, jau visko paėmė, nei savo, tantiems vyresnysiems, nei ten užėjom tus kitus kambariukus, ten jau gyvena, jau tada gražiau. Naktį gerdam, kad kažkas brazda. Ir nieks neįveizėt, pasilika ten gonkų duris adaras, atsklestas, ir savo reikmetenam, nei stalų, nei kėdžių, tušti kambariai. Ir buvo toks paveikslus, toks paveikslus buvo un seinas, ir to nukabėna, nei to nebesuntė niek. Paskui naktimis sėdau, jau daug lašinių, daug šnapštą, mes šnapštą jau neturėjom nieką, jau lašinių, daunas prašydau, taip jau, taip didelė, ten ko nors iš drabužių, ko nepavoj, nes vytasis buvo savo drabužius užkasęs daržinėje, sukasęs, kitus buvo mama sudėjusi į lovą, suklojusi, gulėjom ant anūn. Taip jau, paskui jau užsibaigite, jau
įsikraustytas aerodromas, viskas kaip jau baigės karas, prasidėjo kits karas. Nu, to, kiek cik papasakos užtek šį vakarą.